Sveiki, eteryje laida, kodėl Marijampolei reikia universiteto. Mokslas, paskaitos, egzaminai, dėstytojai, bendruomeniai. Tai raktiniai žodžiai, kurie išnyra vos išgirdus žodį universitetas. Tačiau aukštojo mokslo galimybės ne tik studijos, bet ir praktika, projektai, bendradarbiavimas su verslu ar viešuoju sektoriumi. Mokslininkai padeda spręsti praktinės problemas, tyrinėja skirtingas sritis ir padeda įstaigoms ar įmonėms ieškoti atsakymų į jiems kylančius klausimus. Tad apie visą tai ir dar daugiau pokalbis su Mykolo Riomerio universiteto viešojo valdymo ir verslo fakulteto viešojo administravimo instituto direktoriumi, profesoriumi daktaru Andriumi Stasiukynu, Mykolo Riomerio universiteto Sūduvos akademijos prodekanė studijoms Ilona Mulerenkienė ir uždarosios akcinės bendrovės CLT Forge nuolatinio tobulinimo ir saugos vadovu Aurelijumi Šeštoku. Labadiena. Labadiena. Tai kokią matote aukštosios mokyklos, konkrečiai Mykolo Riomerio universiteto veiklos naudą Marijampolės regione jau iš akademinės pusės? Visų pirma, reikia pažymėti, kad apskritai bet kokio regiono plėtra, jinai tiesiogiai siejama su aukštosiomis mokyklomis. Ta prasme, tie regionai, kurių norima daryti vystymą, tai turi dalyvauti ir aukštasis mokslas. Ir dabar, kai yra pati aukštoji mokykla pačiame regione, tai galima taip išskirti porą krypčių. Viena kryptis pagrindinė turbūt yra ta, kad jinai koncentruoja jaunus žmonės, jaunimą, kurie nori toliau gyventi tame regione, kurti pridėtinę vertę ir tobulėti, kelti savo kompetenciją, auginti socialinį kapitalą regione. Kita kryptis, žinoma, praktikai, kurie nori tobulinti savo žinias, irgi tobulėti ir irgi tai patys dėstytojai, mokslininkai. Kitais žodžiais sukoncentruojamas socialinis kapitalas ir žmonės, asmenys, norintys, kad jų regionas klestėtų. Tai čia viena ta kryptis ir žinoma šalia natūralu, kad tyrimai, mokslas bando padėti rasti būdų, kaip daugelį veiklų padaryti moderniau, geriau, kokybiškiau, irgi prisidėti prie to regiono plėtros. Aš dar norėčiau papildyti ir dar vieną aspektą, kad aukštasis mokslas tai yra ir kaip socialinis kultūrinis veiksnys, nes kuo daugiau regione turėsime jaunimo, tuo yra tas regionas tampa gyvybiškesnis bei suaktyvėja tiek kultūrinis, tiek visuomeninis gyvenimas. Ir dar galbūt vienas aspektas, kad aukštasis mokslas vienas iš svarbiausių veiksnių stabdantis jaunimo migraciją. Tai būtent aukštasis mokslas suteikia galimybę studijuoti čia, regione, sumažinant ir galimybę išvykti į didmiestį ar kitą užsienio aukštąją mokyklą. O kokią aukštosios mokyklos veiklos naudą regione mato verslas? Tai visas tas naudas, kurios jau buvo paminėtos, aš irgi manau, kad universitetas tai yra rodiklis regiono sveikatos. Ir tai, kas buvo minėta, kad regionas be aukšto mokslo turbūt irgi neturi potencialo augti. Tai regiono politikų uždavinys yra sukurti aplinką verslui, kad verslas norėtų investuoti, pritraukti investicijas. Svarbu, kad verslas ateitų toksai, kuris būtent turi potencialą kurti prasmingas, vertingas darbo vietas, kur būtent reikalingi kvalifikuoti specialistai. Ir čia jau tokiu atveju prasideda universiteto aukštosios mokyklos vaidmuo, tai yra būtent tų specialistų parengimas, bendradarbiaujant, tarkime, su verslu ir tenkinant ir verslo poreikius tiem specialistam. Tai pas mus, sakyčiau, tokia pradžia jau nebloga padaryta. Taip, užuomazgos labai džiugios. Ir paminėjote, profesoriau, kad sprendžiamos praktinės regiono problemos per mokslą. Tai kokiu būdu arba kokiais būdais tai daroma? Visų pirma, žinoma, ką minėjom, kalbėjome projektais, moksliniais projektais ir mes pernai turėjome Marijampolės regione visame 10 mokslinių taikomųjų projektų, kurie buvo 10, kurie turėjo taikomąją pridėtinę vertę, ta prasme, pavyzdžiui, mokytojų motyvacijos paieškos, kaip motyvuoti labiau tos mokytojus, kaip pritraukti į tam tikras mokyklas, kokia turėtų būti struktūra švietimo sistemoje, kaip turėtų socialinės paslaugos jos būti arčiau gyventojų, geriau atliepti jų poreikius ir panašiai, vėlgi per bendradarbiavimą nevyriausybinio sektoriaus su savivaldybės administracija ir taip toliau, ir taip toliau. Ir su verslu turėjome, ir su mūsų jaunimu besikeičiančių, kaip juos įveiklinti ir pritraukti į regioną. Taigi vėlgi labai daug tų projektų, kurie turėjo labai praktinės rekomendacijas, įstaigos, organizacijos, kurios buvo tos
paėmėjos tos naudos, jos taiko dabar savo tai veikloje ir iš to dar vystosi nauji projektai. Tokie sniego gniūžtės principų, ar ne? Ta prasme, kad sukūri kažkokį pridėtinę vertę ir paskui daugėja tų projektų. Tai čia vat, vienas tas kelias yra grinai toks mokslinis, kita pusė yra tie patys studentai. Tai yra, pavyzdžiui, patys magistrantai, jie rašydami savo baigiamuosius darbus, jie privalo rašyti rekomendacijas, labai konkrečias rekomendacijas savo magistriniuose darbuose. Jie atlieka tyrimus ir tada pateikia rekomendacijas. Ir tai dažniausiai žinoma tose organizacijose, kuriuose jie patys dirba. Ir natūralu, jie kažką patobulinti, kažką tai galbūt sukurti, galbūt tai nėra grandiosiniai dalykai, bet kiekvienai organizacijai tai yra, aš manau, kiekvienas magistrantas atneša, tai yra galimybė, kad atneštų labai didelę naudą ir vertę. O kai kurios studijų programos, netgi, tarkim, tas pats MPA-jus švietimo vadovų, kuris skirtas orientuotas yra į švietimo srityje dirbančius vadovus, yra tik metų trukmės, bet jo nebaigiamasis darbas, tai yra baigiamasis darbas yra sukurti projektą. Pokyčio projektą organizacijai. Tai apskritai iš viso orientuota labai, labai konkrečiai į kažkokį naudos sukūrimą studijų metu. Na, aš dar norėčiau papildyti profesorių, kad paminėti tie 10 projektų, jau jie vėlgi bandoma primtas jau turbūt sprendimas, kad jie vėl bus plėtojami. Ir vėl ta 10 projektų nagrinės, 10 tų tyrėjų grupių nagrinės jau kitas problemas regiono. Taip, į gilį ir galbūt kitas problemas pradės tyrinėti. Na ir čia buvo paminėtos magistrinės studijos. Norėčiau paminėti ir bakalauro studijų studentus, kurie sprendžia realias problemas, rengdami savo projektinius darbus, rengdami baigiamuosius darbus, dalyvaudami bendruose projektuose su verslu. Kaip ir pavyzdys yra dabar, sakykime, buvo vykdomas hakatonas, kur būtent dalyvavo Lispos mokykla, būtent ir CLT Forge įmonės atstovai ir mūsų studentai ir sprendė realias problemas. Taigi, manau, kad ta verslo ir mokslo sinergija yra labai svarbi, nes verslas gauna tam tikrus sprendimus, na, o pagaliau studentai, jie gauna ir patirties, ir užmesga bendradarbiavimo ryšius su savo potencialiais darbdaviais. Prodekanė praktiškai atsakė į mano sekantį klausimą, bet aš jį vis tiek norėčiau net lyšti ir šiek tiek papildyti. Tai jūs daugiau kalbėjote apie viešąjį sektorių, apie švietimo sritį, bet jūs jau užsiminėt apie verslo subjektus, konkrečiai LISPA ir CLT Forge. Tai gal galite pateikti konkrečius pavyzdžius, kaip būtent mokslas prisidėjo, kokias praktinės problemas sprendėte, jeigu galima pasakoti, atverti tą širmą užuolaidą į projektus. Taip, tai vienas iš projektų, kuriame mes dalyvavome, tai buvo bandymas pasižiūrėti į tą mūsų jauną ateinančią kartą ir bandymas suprasti jų poreikius, jų lūkesčius, norint pritraukti į darbo vietas, nes iš tikrųjų verslas šiuo metu susiduria su ta problema, kad nėra lengva jaunus žmonės pritraukti. Čia mes kalbame apie Z kartą. Taip, apie Z kartą. Tai va, to projekto metu ir bandėm pasižiūrėti, kuo ta karta gyvena, kokius turi poreikius, lūkesčius, norus ir kitus dalykus ir kaip mums kaip darbdaviams į tuos dalykus maksimaliai sureaguoti ir paruošti sąlygas, kad jie norėtų ir galėtų pas mus ateiti dirbti. Net ir tokias, atrodo, žemiškas problemas, ar negalima spręsti su aukštojo mokslo pagalba. Įdomu. Ir kas paprastai studijuoja jūsų minėtose studijose ir kaip jos atitinka regiono darbo rinkos poreikius? Iš esmės turbūt, Prodekanė labiau galėtų, bet aš iš savo perspektyvos, kiek jau susiduriu su studentais, kuriems dėstu, tai iš esmės mes per magistrantūros programas matome, kad ateina praktikai, kuriems rūpi problemos, jie gyvena čia regione, nebūtinai Marijampolė, aplink Marijampolį, iš įvairių savivaldybių. Ir jie nori tobulėti, jie nori kelti savo kvalifikaciją, kompetencijas ir pritaikyti tas žinias savo darbe. Galbūt lipti karjeros laiptais. Iš kitos pusės mes irgi matome labai daug žmonių, kurie seniau daugiau dirbo galbūt su smulkiu verslu ar panašiai. Ir jie mato perspektyvas galbūt viešajame sektoriuje savirealizuoti arba per socialinį verslą, vėlgi pakeičiant truputį savo įprastą veiklą. Ir jie mato būtent studijas kaip galimybę įgauti žinių ir savo tą gyvenimo kokybę pagerinti. Na, papildyčiau profesorių, kad iš tikrųjų Sūduvos akademijoje vykdomos studijų programos būtent yra orientuotos į šį regioną. Na, į visą šį procesą studijų programų kūrimą, jų tobulinimą įsijungia ir mūsų socialiniai partneriai, nes
pradant vykdyti studijų programą arba ją tobulinant, visuomet vyksta diskusijų su socialiniais partneriais ir tų būtent diskusijų metu išgryninamos tos kompetencijos, kuriomis turėtų pasižymėti baigę aukštąją mokyklą būtent studentai. Ir jie čia galėtų įsilieti į šią darbo rinką šiame regione. Na, kas dar renkasi studijas būtent čia, Sūduvos akademijoje, tai aišku labiau orientuojamės ir į tuos, kurie nori studijuoti arčiau namų. Tiesiog neleidžia finansinės galimybės išvykti į didmiestį. Taip pat orientuojamės į tuos, kurie nori derinti studijas ir darbą, nes tikrai nemažai studijų programų, kuriuose studijuoja studentai ir kartu derina studijas ir darbą. Taip pat orientuojamės į tuos, kurie nori persikvalifikuoti, galbūt keisti savo karjeros kryptį, galbūt kilti karjeros laiptais. Na, taip pat orientuojamės ir į tuos, kurie nori pagilinti arba atnaujinti savo žinias, nes šiandien aukštoji mokykla tai nėra vien tik tai žinios, mokslas, bet ir kompetencijų centras, nes studijų labai didelę turim pasiūlą įvairių mokymų programų, mikrokredencialų, kur tiesiog tokie trumpi kursai, kur būtent dirbantys žmonės gali pagilinti, atnaujinti ar net įgyti naujų kompetencijų ir tai pademonstruoti po to savo profesinėme kelyje. Aš jeigu galima papildysiu, labai tą mintis labai išsamei papasakoti ir apskritai apie universitetą, kartais apie aukštąją mokyklą įsivaizduojama klaidingas požiūris, aš manau, kad klaidingas, kad aukštoji mokykla skirta įgyti žinioms. Taip, tokia nuomonė yra visų žmonių. Bet iš esmės, mano įsitikinimu, žinios tai yra tik tai įrankis. Iš esmės, tai yra sisteminio mąstymo suformavimas. Tai yra permąstymo pačios sistemos suformavimas vienoje ar kitoje srityje. Žinių mes turime visur labai daug. Galime ChatGPT, YouTube'as, socialiniai tinklai, pilna, dėl to čia tokia iliuzija yra, kad niekas gali nestudijuoti ir viską žinoti. Žiūrėk, tai be gydytojo nepagyjame kažkaip, nors receptus visus žinome, visus vaistų pavadinimus, su tuo pačiu ChatGPT, mes kažkokių grandiozius pokyčių pas savį irgi nepadarome, be mokytojo irgi neišmokstam. Taip pat ir universitetas, jisai iš esmės yra formuojantis tą ne tik akademinę kultūrą, bet ir sisteminį mąstymą tam tikrose srityse ir jeigu mes norime profesionalų, suvokiančių labai išsamei tam tikrą sritį, tai vis tiek aukštoji mokykla tam ir yra, kad tą suformuoti. Ir tai ne tik apie žinias, tai yra žymiai daugiau. Nes žinių mes, turėdami tą sistemą, tas lentynėlės, į kur mes susidėti galime tas žinias, mes paskui jau galime drąsiai ir savarankiškai eiti per pasaulį. Tai čia tas momentas, manau, labai svarbus, kad aukštoji mokykla, tai ne tik apie žinių pritraukimą, žinoma ir tai, naujausios žinios. Universitetai to pasižymė, kad jose yra paprastai naujausios žinios, kas yra pasaulyje. Tai žinoma ir žinios, ir ką gerbiama Ilona sakė, mikrokredencialai ir panašiai, ta prasme, kad čia yra ne tik tai studijos, čia yra ir tos pačios konferencijos, čia yra tie patys renginiai, seminarai, tam pačiam verslui, tam pačiam nevyriausybinėm organizacijom, dažnai telkiančios bendruomenės ir panašiai. Tai universitetas man visą laiką asocijuosi, kad tai yra atskiras pasaulis. Galima ir taip, atskiras, bet ir integruotas to pačiu. Jisai kaip ir mūsų bendruomenės dalis, bet ir turinti savo tą kažkokią papildančią pasauliečią. Tai iš tikrųjų aš ir paantryčiau po profesoriaus mintims. Manęs, kai mano sritis buvo visiškai humanitariniai mokslai, istorijos studijas baigiau ir manęs būdavo, tai dabar pasakyk man kažkokią tai datą. Ir aš jeigu nepasakydavau, tai sakydavau, kaip tu baigiai istoriją ir tu to nežinai. O aš sakydavau, universitetas mane suformavo kaip asmenybę ir pakeitė visiškai mano požiūrį į tam tikrus dalykus. Tai aš visą laiką, būtent tai, ką jūs sakėt, aš mintyse prisiminiau savo studijų metus, tai tikrai universitetas nėra tik tai žinios. Tai yra asmenybės formavimo kelias ir apskritai visai kitas pasaulis. Kaip verslas įsitraukia į studijų procesą? Tai tam tikrai dalykai jau buvo paminėti. Tai pirmas dalykas, verslas dalyvauja programų ruošime, kad ta prasme programų derinime, kad maksimaliai atlieptų būtent verslo poreikius, nes tai yra svarbu. Aišku, per visus praktinius dalykus, tai yra studentų praktikos, tai yra studentų stažuotės, tai yra studentų baigiamieji darbai. Tai yra tam tikri pažintiniai dalykai, ekskursijos, galimybė pasimatuoti tam tikras profesijas, čia netgi pradedant ne universitetų, bet tiesiog mokyklų lygmenyje, tai verslas visame tame dalyvauja.
Sakyčiau, tokia stipri sinergija yra sukurta tarp universiteto ir verslo atstovų. Toks tikslas. Ir Marijampolės regionas ir Sūduvos akademija, arba kitaip Mykolo Riomerio universitetas, kokią matote ateities viziją? Tai profesoriau. Aš tai matyčiau, jeigu kaip šita tokia pradžia yra ir neįkvepianti ta pradžia mūsų tos bendros tos visos kelionės, manau, ir aš tai matyčiau klestintis regionas. Ir klestintis regionas ne tik Lietuvoje, bet gal ir netgi ES lygių mastu. Nes vėlgi čia ir žinios, ir verslas, ir viską. Ir jeigu mes tą sinergiją pasiekėme, tai iš tikrųjų galima tą išskirtinumą turėti, regioninį išskirtinumą ne tik Lietuvos mastu, netgi žymiai plačiau. Bet yra tos dvi pusės. Iš vienos pusės universitetas ateina su žiniom, studijom, stengiasi sudaryti sąlygas, kad įsitrauktų verslas, įsitrauktų nevyriausybinis sektorius, įsitrauktų viešasis sektorius. Iš kitos pusės yra tie patys asmenys žmonės, kurie, irgi kaip jie žiūri. Jeigu jie žiūri į savo regiono klestėjimą, jie žinoma pasinaudos tomis galimybėmis, tomis sąlygomis, jie prisijungs prie universiteto misijos ir jie dalyvaudami kartu, mes kartu sukursime tą pridėtinę vertę regionui. Bet vėlgi ta motyvacija turi būti ir iš kitų, ir mūsų turbūt ir žiūrovai, kurie žiūri, tai labai kviečiu įsijungti į tas iniciatyvas, pasidomėti, atrasti kažką savo ir prisidėti prie klestinčio regiono, tai yra kurkime ateitį tą visą kartu. Kaip sakot, atrasti kažką savo, kaip ir minėjau, aš dar kartą užakcentuoju, tai nėra tik tai studijos, tai yra bendruomenė, mokymai, visuomeninė veikla, įtrauktis. Ir tikimės, kad nuo rugsėjo 1, kai studentai jau gyvens centre, mes būsim dar arčiau jūsų. Ir kaip matote Marijampolės regiono ir Mykolo Riomerio universiteto Sūduvos akademijos ateitį? Kokį vaidmenį čia turėtų atlikti universiteto ir verslo partnerystė? Tai tikiuosi, kad ateitis spalvinga, kūrybinga, graži ir prasminga. Kaip ir minėjau, verslas iš tikrųjų sprendžia tam tikras problemas, tai yra konkurencingumas, efektyvumas. Pasaulis yra šiuo metu toks pakankamai sudėtingas, besikeičiantis su daugybė iššūkių ir verslui svarbu laiku sureaguoti į tus iššūkius ir čia universitetas kaip mokymų įstaiga, kaip mokslo įstaiga yra vienas iš to konkurencinio pranašumo elementų. Ir kaip įstaiga jinai gali padėti tam tokiam didesniam adaptyvumui ir sprendžiant iš tikrųjų realias problemas. Nes kartais verslas jisai patenka į tokias situacijas, kai jų taikomi žinomi problemų sprendimų būdai nebeveikia. Tada labai svarbu, kad ištiesus ranką tą ranką kažkas paimtų ir galėtų padėti. Tai manau, šitie dalykai ir prasmingi, vertingi ir turi būti. O profesoriau, turit ko papildyti? Labai gražiai buvo pasakyta, kad kaip ir... Ir kas jums kaip verslo atstovui šiandien yra didžiausia vertė iš tokio bendradarbiavimo? Tai mes tą vertę kuriam nuolat, ta vertė, aš tikiuosi, kad jinai auga ir augs. Ir kaip ir sakiau, mes apie tai ir kalbėjome, mes jau turim praktinių pavyzdžių, kur tiesiog sprendžiame realias problemas. Tai tiesiog smagu, kad galime tame procese dalyvauti, galime prisidėti prie to bendro tokio regiono stiprėjimo, augimo ir nepameskim to potencialo. Gal dar aš galėčiau papildyti, Žinoma. Aurelijų, nes iš tikrųjų ypač mūsų tas bendradarbiavimas yra labai išplėtotas, nes atstovai dalyvauja ir projektuose, tas pats tvarumo projektas, kuriame ir buvo kaip partneriai ir vyko ir įvairius kūrybinės dirbtuvės. Ir dabar studentai turi galimybę klausyti ir būtent jūsų patirties, būtent įmonė ateina, veda paskaitas, įvairius kursus, mokymus ir gali pasisemti tos praktinės patirties būtent iš įmonių atstovų. Taigi pabaigai, kadangi kalbame apie mūsų regiono ir problematiką, ir iššūkius, ir galimybės, tai visgi šiuo metu mūsų regione, kurių specialistų ar labiausiai trūksta, ar populiariausios studijos programos, kurias galima būtų išskirti? Galbūt aš pirmiausia paminėčiau, kad šis regionas yra labiau mėgstamas smulkaus ir vidutinio verslo. Todėl visos mūsų studijų programos, kurias mes siūlome stojantiesiems, būtent yra orientuotos į šias įstaigas ir įmonės.
turbūt kiekvienai įmonė yra svarbu turėti ir gerą vadybininką, ir apskaitos specialistą, ir gerai išmanantį teisinius dalykus. Taip pat globalizacijos ir konkurencijos aspektai turbūt verčia specialistus gerai valdyti užsienio kalbą, sėkmingai komunikuoti. Tad mes siūlome tokias tikrai populiarias ir patrauklias 7 studijų programas. Tai yra Čia bakalauro, ar ne? Bakalauro studijų, taip, 7 programas. Tai yra verslo vadyba, apskaita ir finansai, skaitmeninės technologijos ir kibernetinis saugumas, iki mokyklinio ugdymo pedagogika, socialinis darbas ir žmogaus teisės. Ir kurios nepaminėjau. Nelenkiau pirštų, tai dabar nepasakysiu. Verslo anglų kalba ir komunikacija, kuri būtent vykdoma anglų kalba ir būtent specialistams yra šiandien turbūt labai svarbios užsienio kalbos. Kalbant apie užsienio kalbas, ta verslo anglų kalba, kuo jinai išskirtinė, kaip jinai pasitarnauja praktikoje, nes kiti galbūt skaito, aš geriau gal baigsiu tiesiog anglų filologiją. O čia visiškai kita specifika yra, man atrodo, ar ne? Iš praktinės pusės. Taip, tai visiškai kita specifika ir, tarkime, mes esame tarptautinė įmonė, kuri būtent yra tarptautinės grandinės dalis ir ten tie dalykai yra labai specifiškai svarbus. Tarkime, pati komercija, dėrybos, tam tikrų terminų žinojimas, vartojimas, formulavimas, tais klausimais tai yra lemiami dalykai. Tai verslo kalbos, anglų verslo kalbos žinojimas yra labai svarbus. Čia svarbus aspektai, iš tikrųjų, jeigu kalbant apie regionų, apskritai ir apie verslę kilančius iššūkius, o magistrantūros programos. Mes galime siūlyti, taip, siūlome net 5 magistrantūros studijas. 5 jau šiais metais. Taip, jeigu praeitais metais siūlėme tik 2 studijų programas magistrantūros studijose, tai šiais metais siūlome jau 5 magistrantūros studijas. Taip, tai labai sėkmingas tas buvo startas su viešo administravimo studijomis, tai žinoma ir šiemet siūlome jos toliau. Prie jos prisijungia taip pat iš tos viešo administravimo krypties, tai yra švietimo vadovams MPA vadinamas, tai yra magistrantūra metų trukmės, orientuota į praktikus, vadovus, dirbančius švietimo srityje, vėlgi, kur minėjau, kad baigiamasis darbas tai yra projektas, neįprastas, netradicinis baigiamasis darbas. Tada, žinoma, finansų valdymas, taip pat vadyba mokykloje irgi studijų programa ir dar viena, man atrodo, socialinis darbas. Irgi va tos studijų programos, kurios turi jau tam tikras ir tradicijas labai ir iš esmės mano galva apskritai visos studijų programos, minėtos studijų programos, jos labai stiprios yra visoje Lietuvoje ir aš manau, kad regione jos sudaro galimybės gyventojams arčiau namų studijuoti, arčiau savo tos veiklos ir įmonių, įstaigų, tai sudaro sąlygas didelėm perspektyvom pačiam regionui. Ypatingai kalbant jau, kas magistrantūroje studijuoja, tai prastai būna dirbantys žmonės, važinėti į kitą miestą yra sudėtinga, o nuotoliu ne visada galbūt patenkina lūkesčius, tai savame mieste turėti tokio lygio studijas, aš manau, Ir dar norėčiau papildyti, kad tas studijas būtent renkasi ne tik, sakykime, išoriniai, taip, ne tik regiono žmonės, bet jos yra populiarios ir tarp mūsų studentų, kurie baigia studijas. Sakykime, baigia socialinį darbą, jie renkasi magistrantūros studijas. Dabar baigia pedagogikos krypties studentai, jie taip pat rinksis vadybą mokykloje. Tai populiarumas yra tiek regione, tiek pačiame viduje, pačiame universitete. Taigi, ačiū Jums už pokalbį, buvo įdomu. Universitetas rengia ne tik specialistus, tai organizacija generuojanti vertę. Per projektus ir bendradarbiavimą su verslu bei viešųjų sektoriumi sprendžiamos regiono problemos ir formuojama ateitis. Tai dar kartą dėkoju pašnekovams, o su žiūrovais susitiksiu kaip visada kitą savaitę tuo pačiu metu.